Sveiki, čia laida Ekovizija. Jums matyt kyla klausimas, iš kur tie plastikiniai maišai už mano nugaros. Iniciatyvoje Rūšiuoti paprasta, kurią rengia Ekovizija ir Ekoservis, dalyvauja 9 šeimos gyvenančios Vilniaus priemiestyje. Dar prieš 4 metus šios šeimos pradėjo rūšiuoti šiukšles, tačiau tada prieš 4 metus ši graži iniciatyva žlugo, o dabar ji sėkmingai įgyvendinama. Visas šis išrūšiuotas plastikas bus perdirbtas bendrovėje Ekoservis. Keli Balsiuose gyvenantys iniciatyvos Rūšiuoti paprastą dalyviai pasitinka mus bendruomenės pirmininko namuose. Statistinė jo 4 asmenų šeima auginanti šunį per mėnesį vidutiniškai sukaupia virš 20 kg antrinių žaliavų. Anot Rimanto vis tiek kyla nemažai keblumų su mišriomis pakuotėmis. Dažnai dabar šeima žiūri šitą jūsų? Dažnai žiūri, nes tai iš karto parašyta PET, HOP, LOP, PP, nes yra ir grietinė. Vat yra grietinė, sakysime. Dažnai būna tokie dalykai. Grietinės, čia aliuminis yra dangtelis, čia plasmasinė pakuotė. Kaip dabar su ją elgtis? Niekas nedaikia instruktuoti. Ar čia jį reikia nulupti, bet tada jo tokia smulki šiukšlelė belieka. Prie kiekvieno iniciatyvos dalyvio namo Ekoservis pastatė po 4 konteinerius buitinėms ir antrinėms žaliavoms. Atliekos surenkamos kartą per savaitę, sveriamos, rūšiuojamos, skaičiuojamos, perdirbamos. Tikslas – rasti pigiausią, patogiausią ir efektyviausią antrinių žaliavų surinkimo būdą. Čia gyvena tikrai sąmoningi žmonės, kurie su mielu noru, aš čia pasakiau kaimynams, super, mes taip, sako, ir taip vežame. Aš ilgą laiką kaupiau, kaupiau tos žurnalus, laikraščius. Suprantu, medis, gamta, man tai yra svarbu. Ir jį išmesti bet kur, man net nekilo ranka. Dabar tai pasidarė paprasčiau, atsirado rūšiavimas. Rimantas kartu su 3 kaimynais nusprendė pamėginti naudotis bendrais rūšiavimo konteineriais pastatytais vienoje aikštelėje ir sako, kad su kaimynais dalinantis aptarnavimo išlaidas rūšiuoti tapo ne tik lengviau, bet ir pigiau. Praktika rodo tokia, kad atsiradus rūšiavimui, vienas didelis konteineris visada yra tuščias. Mes nepririnkam tų nerūšiuotų šiukšlių. Tai yra, jeigu ekonomišką naudą skaičiuojant, tai yra 4 namai, per metus sutaupo kiekvienas po 100 litrų. Rimantas rodo, jau susikaupia nemažai plastiko, nors konteineriai ištuštinti prieš 2 dienas. Tai patvirtina akcijos iniciatorės bendrovės Ekoservis skaičius. Per mėnesį namuose plastiko sukaupiame vidutiniškai apie 6, popieriaus virš 9, stiklo apie 8 kg. Patogumas, nauda ir malonumas tokius rūšiavimo privalumus pabrėžia balsiškiai, juk saugodamas aplinką labiau saugai save. Ir netgi produktus perkant jau mes pasirenkame. Iš tikrųjų, matom, kuri pakuotė lieka kaip ta tokia šiukšlė didelė. Paimi tą, kurią galima perdirbti. Tai yra toksai požiūris netgi vystosi. Kodėl tai yra svarbu, tai daryti, rūšiuoti tas šiukšles? Taigi gamta, mes gyvename, mes kvėpuojame, mes valgome, tai dėl to ir reikia. Dėl to tik tai reikia. Reikia truputį pagalvoti, kas bus po mūsų, kas su tom šiukšlėm vyksta. Informacijos yra pakankama ir galima šitą labai lengvai padaryti. Atrodo, kur jau kur, bet 5 žvaigždučių viešbutyje nieko nesutaupysi. Pauksuoti kranai, ypatingo baltumo rankšluosčiai, šilkas, pūkai, porcelianas. Taip jau yra. Pasaulio turtingieji visada renkasi natūralumą ir kaime užaugintas daržoves. Netrukus jūsų dėmesiui pokalbis su garsaus Vilniaus viešbučio bendraturčiu Romu Zakarevičiumi. Mes kalbėsimės apie prabangą kaip būtiną reikalavimą ir taupymą kaip gerą toną. Kviečiu žiūrėti. Romo Zakarevičiaus verslo pradžia viešojo maitinimo kooperatyvas numeris 2. Su verslo partneriais Anna ir Aleksandru Ciupijais turėjo restoranus Dolce Vita, Ponių Laimė, Geltonoji upė, Stiklių bočiai ir naktinį klubą Stiklių tangomanija. Dabar Romas yra gurmanų gildijos Lietuvoje prezidentas, restorano ir viešbučio Stikliai bendraturtis. Beje, Stikliai priklauso garsiam 5 žvaigždučių viešbučių tinklui Relais Chateau. Bet įspūdingai bus, ne? Gražu, jo, kiekvienais metais jūs skirtingai puošiatės. Kiekvienais metais, absoliučiai kiekvienais metais. Yra dizaineris, kuris galvoja koncepciją Stiklių papuošti jūs. Tikrai. Bet juk kada daug bus tų beržų, dabar, žinai, vienas kabo tik, bet kada jų daug bus, jie labai duos įspūdį. Aš tokia, žinai, gaunas kaip miške.
Pas jūs labai nebloga fantazija, iš tiesų, aš tai kažkaip tai beržai labai netikėta kalėdoms. Jo. Berželiai. Nu, tai kad eglės visur kabo, čia ne visur kabo. Tik tai dar reikėtų biškį sniego nupurkšti, aš manau. Tai stikliuose nebus eglės, ne? Šiemet eglė tik holė. Yra eglutė visgi kalėdinė. Kaip? Yra eglutė. Va čia, holė yra, jo. Tokia kalėdinė nuotaika, kad sudarytų, žinai, o tai paskui, žiūrėsim. Tai jūs esate tas kalėdinis senelis stikliuose, ne? Kaip? Jūs esate tas kalėdų senelis stikliuose, kuris kuria visą atmosferą. Ne, nebūna senelių pas mumis, išaugom iš to amžiaus, žinai. O čia centrinė mūsų dabar eglė, anksčiau būdavo restorane jinai visą laiką, o šįmet mes restoraną darom taip, kad nebus, o čia ateis visi. Tai einam į virtuvę, taip? Einam. Va, darom obuolių sūrį, patys džiovinam. Čia obuolių sūris. Iš savo obuolių, ne? Iš savo obuolių, taip. Džiūsta obuolių sūris, jau kietėja. Iš obuolių, kurie užauginti Dubingiuose. Taip. Ir paskui duodam pusryčiam, duodame bare, prie, žinai, naudojam pilnai. Čia daržovių kamera. Čia viską, ką darom, ką konservuojam, ką gaminam. Viską savo. Čia obuolių sultis spaudžiam savo, irgi duodame pusryčiuose. Čia sultis iš šitų šaltalankių. Irgi pusryčiams ar pagal užsakymą? Ne, čia eina į barą. Čia rojaus obuoliukai ir kriaušės. Čia kriaušytės, laukinės kriaušės čia. Laukinės kriaušės yra. Čia saldžiarūgštė marinatė yra. Nu, toliau uogienės čia. Yra, visur yra. Labai skani šitą uogienę. Bus čia. Taip teisinga viskas. Braškių. Taip. Gerai, einam. Čia tada visą mūsų tokia šaldymo, šita čia yra daržovių. Bet tai jūs apsirūpinat uogienėms žiemai? Pilnai. Pas mane namuose kameroje stovi. Aš turiu tokią kamerą namie. Ir visos uogienės aš laikau Dubingiuose yra kamera. Tu buvai, tada buvo kamera, ar ne? Jo, kažkaip buvo. Taip, ir kameroje ten laikom viską. Obuoliai sudėti, žinai, dėžėm ir atvežam į čia obuolių su dėžėm. O verdat uogienės, kur irgi Dubingiuose ar čia? Taip, Dubingiuose. Uogos mūsų, avietės, gervogės, serbentai juodieji, serbentai raudonieji, agrastai, braškės, žemogės savo auginam, net alpinės žemogės auginam. Remontantinės avietės auginam, nu, viskas tas yra savo. Obuoliai, kriaušės savo, paskui pomidorai, porai, pankoliai, saloto, špinatai, nu, praktiškai prieskoninės visos savo, nes tai yra, tu visada kiekvieną dieną šviežias atveži. Nes ten vasarą gyvenam, tai kiekvieną dieną šviežias vežam į čia ir tu visą laiką gali garantuoti kažką. O bulvių galėtume... Mes bandėm auginti. O Jėzus. Mes tai, kadangi, žinai, chemijos nenaudojam, tai Koloradas taip užpuolė, kad mes auginom, žinai, kad mums švedai buvo padovanoję tų fioletinių bulvių. Kadangi čia buvo, kada prezidentas Suomijos, tai mums jie atvežė, čia bulvių darė ir mums paliko. Mes pradėjome auginti jas. Nu tai ką, tu net Anė su rankom rinkdavom po litrą Kolorado vabalų, žinai. O paskui jau, nu, neverta, žinai, per daug čia iš... Man tai kaip paprastai šiai buvo. Ja. Čia jūsų sodo obuoliai? Taip. Plauti? Taip. Kaime mes, pavyzdžiui, niekad nenaudojame jokių chemikalų, tik tai kompostinės darome, dilgėlės pūdome, natūraliai trešiame ir natūralius valgom produktus. Nes toliau dabartis. Mano kompanionai labai verčia šitą. Aš pats gal aš tinginys daugiau esu, man tai suvalgyti, bet mano kompanionai jie labai sveiko maisto garbintojai yra. Ir labai šitą derinamumo maisto jie ten. Tai ir aš nori, nenori, tai esu priverstas, kadangi vis tiek turi įtaką vienas kitam, visi žmonės mes turime vienas kitam įtaką. Čia yra prestižo reikalas, aš skaitau, yra garbės reikalas, kad galim tiekti savo svečiam tokią švarų maistą. No more, it cannot wait, I'm yours. Relais and Chateau.
Relais ant Chateau. Jo. Pilių ir dvarų tinklas, Taip. kuris iš principo apjungia 5 žvaigždučių viešbučius. Taip. Daugmaž Prancūzijoje. Žemiau nebūna. Relais Chateau žemiau 5 nebūna. Ir kai jūs įstojate tą asociaciją, jūs buvote priversti labai daug ką keisti savo viešbutį. Taip, praktiškai, sakau, jie atvažiavo, kada mes padavėm paraiškas, jie atvažiavo, apžiūrėjo viską, gavom raštus, ką turėtume pakeisti, ką jie duoda terminus mums pakeitimui tokius, ir tada mes po to, kaip jau pakeitėm, jie dar kartą atvažiuoja inkognito, mes nežinom kaip. Atvažiuoja inkognito ir tada jau gaunam arba pakvietimą jau į įstojimą, nes Leone buvo, mes įstojom Leone, Prancūzijoje, buvo kongresas vyko ir kartą į metus tada priima. Tada 13 išmetė, 13 prisimenu, kaip šiandien viešbučių išmetė, nes kadangi jie vis kiekvienais metais atvažiuoja tikrinti. Mes nežinom, kada, kaip atvažiuoja, patikrina ir tada arba tu pratęstas tavo yra kadencija, arba tu turi pasitaisyti, duoda kažkokį terminą, arba išmeta tave iš tos grandinės. Nes labai greitai, kiekvienais metais vyksta, bet kiekviena vis kitoj valstybėje vyksta. Nes čia labai daug viešbučių yra Japonijoje Relais Chateau, labai daug Amerikoje yra Relais Chateau viešbučių, bet pagrindė vis tiek Prancūzija, Anglijoje daug yra irgi taip pat, kur yra pilis, žinai, va tokie. Bet praktiškai tai reikalavimai tikrai dideli. Tikrai labai dideli reikalavimai buvo mums. Net virtuvę turėjom, važiavom, taigi net prancūzų mokintis, virtuvės prancūzų. O kur artimiausias dar viešbutis Relais Chateau tinklui? Socialistiniam buvusiems šalyse nėra. Mes vieninteliai esame. Auksuoti kranai čia yra. Taip, auksuoti kranai yra. Neoksiduojasi, nei nieko, supranti, nereikia jų blizginti, valyti, nereikia, jie visą laiką tik nuplovė ir visada nesauksas yra. Nu, čia, aš nežinau, čia yra techninis auksas, aišku, čia ne grynas auksas, čia techninis auksas yra auksavim, taip yra rašo auksuotas. O porcelianas turi būti, sidabras turi būti, tik tai medvilnė, suprantate. Tai jau čia tų karališkų viešbučių. Nu, čia Relais Chateau, taip, viešbučių. O taip tie, nu, aš nemanau, kad gali 3 žvaigždučių viešbutis be sintetikos apsieiti. Suprantate, labai sunku išlaikyti ekologišką. Pavyzdžiui, viskas, kas yra iš natūralių medžiagų, jos yra daug sudėtingiau. Kadangi sintetiką gali lengvai išplauti visą kitą, o čia turi numatyti ir ta cheminis valymas turi būti tik tai, arba supranti, kaip mes garais viskas šviežinama, neturim specialų aparatą, kur garais viskas nuvaloma. Ir labai dažnai antras dalykas reikalavimai Relais Chateau buvo, mes 2 metus buvom kandidatais, kad pakeisti, daug ką keitėme, nes jie reikalavo tik natūralios medžiagos turi būti, kilimai jokios, iš vis kambarį jokios sintetikos neturi būti. Pažiūrėkime medžiagas, va to galima net suknelės siūti, aš kaip sakiau. Čia jinai dviguba, jeigu imtinai plona iš vis yra, supranti. Audiniai kokia kokybė. Man turiu silpną vietą išlyginti paveikslą, žinai. Baseino analizės, vandens analizės turim duoti, oro analizės turim duoti, iš ventiliacijos oro analizės net duodame. Net vandens švarumą žiūri. Koks turi būti vanduo. Net iki tokio daeina, kad turi žiūrėti, koks vanduo. Kad galima, pavyzdžiui, mūsų viešbutį geriamas vanduo iš kranų. Galima gerti iš krano. Taip, pilnai. Bet jį visur Vilniuje galima gerti iš krano. Bet pas mus mes savo turim sistemą turėti dar. Pas mus yra 8 filtrų sistema. Pavyzdžiui, praturtinimas yra dar net. Paskui 2 smėlio filtrai yra dar papildomai nuo to visko. Ir tada tik tai papuola į mūsų sistemą viešbutį. Tai ta prasme, jūs turite ir praturtinimo sistemą, vandens praturtinimo. Taip, ir išvarinimo, išvalote, taip, praturtinimo. O po to praturtinate. Taip. Liena, yra efektas ar nėra? Yra? Ne, bet yra. O tai bus gerai čia. Man patinka. Žalę su mėlynu 2 reikia maišyti visą laiką. Bet taupote elektros energiją viešbutį. Aš pastebėjau, kad visur atkreipė dėmesį, visur lempų, taip. Ir visur kambariuose visur yra ekonominės lempos. Jau susisukot visur, naujas. Čia prašau, jau visur kambariuose ekonominės lempos. Nes negali kitaip, čia ekonominės lempos visur yra. Kai persukot viešbutyje lempas, ar pastebėjote elektros sąnaudos skirtumą? Taip, buvo, pavyzdžiui, mes jeigu mokam
į mėnesį 60 000 už elektrą, tai jau buvo 54 000 litų į mėnesį už elektrą. Jau pasijuto tas viskas. Jau pasijuto. Tai jau praktiškai per mėnesį atsiperka investicijos į lempas. Pusę lempų, pavyzdžiui, jau atsiperka per mėnesį net investicijos. Nors, aišku, neišlaiko lempos tą, ką rašo, ten valandų degimo skaičių niekad neišlaiko. Čia yra tik tai reklaminis triukas, turbūt, aš taip įsivaizduoju. Tai rašo 10 000 valandų, bet tai nerealu. Bet ten irgi 10 000, jeigu nedaugiau 3,5 valandų degs į dieną tos lempos, nu, bet praktiškai vis tiek ekonomija yra. Ekonomija yra. Tikrai yra, ekonomija yra, tikrai. Tai mes tik dar pradėjom, dar tik 2 mėnuo pas mumis šitas yra vyksta. Mes ją tik išvalėm, net nerestauravom, kadangi norėjom, kad autentika liktų, žinai. Bet čia, skaitus, čia į valstybinę įtraukta, šitą freską į valstybinę saugą kvadas yra, nes žmonių scenos. Paprastai Lietuvoje augaliniais motyvais būna daugiausiai scenų tapyba sienė, o čia yra, matyt, ar iš Italijos buvo pakviesta, nes čia vergų scenos yra, žinai. Kaip keista Lietuvoje matyti tokia, ne? Čia lyg tai Pompėja kažkur tai būtų. Likęs spalvos, viskas išliko, kaip radom patinku, tai čia įsižiojom visi, žinai. Tik ten ventiliacija buvo sugadinta, žinai, tais laikais. Tai visur kiek galėjom, tiek, ką radom, tą atstatėm. Aš to pasakysiu tokį dalyką. Prancūzė mūsų buvo amžinatilsį Ana Tulus. Jinai niekad neleisdavo ką nors remontuoti. Jei įskylė, taip ir turi būti, nes tai yra autentika. Jinai liks, po 10 metų įskilusi taip ir liks, jinai būdavo. Laiptai, lakas nusitrynė, neleisdavo mums atnaujinti, pavyzdžiui. Nes tai sako, bus istorija. O taip sako, viskas nauja, kiekviena diena nauja. Nu, bet aš ne visur sutinku su tuo. Vis tiek, čia nėra, kad aš vienas tik naudojusi. Suprantate, o kiti gali nesuprasti šitą.